Labas krabas visiems. Šiandien yra spalio 20 diena, tai padarysiu vaizdo įrašą apie 2 dienas, apie vakar dieną ir apie šiandien dieną. Tai jeigu šitą įrašą matot, tai kaip žinia, kompiuterį nepavyko pataisyti, nes šiandien per daug pastangų ir nedėjau jį atgaivinti, net nebuvau bandęs įjungti. Na, gal poryt bandysim, bet mažai vilčių, kad čia kažkas bus. Tai tokius įrašus ir pabandysiu padaryti. Rytoj pabandysiu įrašą padaryti tiesiog per rytojaus dieną. Tai kalbant apie vakar, buvau net šiek tiek jau primiršęs, kas vakar buvo, tai reikėjo Giedrės paklausti, buvau padiskutavom truputėlį ir pasidarė aiškiau, kas vakar buvo. Tai nakvynė buvo prie Baltijos jūros įlankos, ganėtinai gilios. O paskui dienos metu jau nuo tos įlankos nuvažiavom ir kažkaip ir nematėm jau grinai. Tai nakvynę atsikėlėm 9 atrodo. Jo, tada varėm papusryčiauti ir kai pusryčiavom, supratau, kad kompiuteris neįsijungia. Bandžiau daryti taip, kad išėmiau bateriją ir tada pabandžiau jungti be baterijos, bet vis tiek neveikia, kažko net ir vaizdo plokštė neįsijungia. Nežinau, kol kas užmetu šitą dalyką, gal atsigaus kaip nors, bandysiu tom dienom. Tai pavalgėm paskui, kol aš ten bandžiau prie kompiuterio krapštytis, kol Giedrė gamino pusryčius ir pas ją atėjo vienas senolis vardu Jonas. Tai ten pačiatino ją, paskui jau kai atsisveikinėjo, tai tas Jonas bandelių mums parūpino, tai buvo per pusryčius lyg nevalgėm, tai per pietus pavalgėm ir šiandien dienos pusryčiams pavalgėm. Ir ką, toliau važiavom, lietus nelyjo, bet darėsi šiek tiek vėsoka. Pravažiavom Nyšopingo miestą, tai jis buvo už 20 km nuo pusryčių vietos maždaug. Iš karto šovėm į biblioteką. Bibliotekoje pavalgėm, pasilsėjom, atsigėrėm šoko milko, pasnekinom truputėlį, tokie pusiau pietus buvo, pavakariai galima sakyti, ir tada nusprendėm, kad turim dar jėgų šiek tiek ir nesinori per naktį stoti, tai galvojam paminsim dar toliau, tai per naktį minėm. Buvo su nuotykiais iš Nyšopingo išvažiuojant, sutikom 2 briedžių, tokias kaip, ne kaiminės, tiesiog grupelės buvo. Šeimynas, jo, buvo mama ir briedžiai, tiesiog ant kelio stovėjo, tai vos nepašūkaut reikėjo, kad nuvaikyti juos. Tai, bet gigantiški tokie, visai didžiuliai atrodė. Ir mašinos, jeigu važinėja greitai, tai jo ten, atrodo, šiuo metu reikia atsargiai būti čia. Ne veltui čia mašinos važinėja su tokiais didžiuliais halogenais, tos lempos tokios didelės, kaip apšviečia viską naktį, tai jo, normaliai. Na, važiavom ir vėso vis po truputėlį, bet minant buvo kaip ir gerai. Paskui po 19 maždaug kilometrų jau stojom ir kai stojom, tai temperatūra buvo nukritusi žemiau -2 laipsnių. Tai buvo ganėtinai vėsu, palapinė buvo apledijus šiek tiek, kai statėmės netgi jau apledijo. Žolė pasidengė šalna, pasistatėm ir Giedrės baterija visiškai išseko, pašalo, tai paskui bandėm šildyti ją, atrodo pavyko visai. Šiandien, permiegojom, atsikėlėm, naktį lietus palijo, tai kadangi lietus, tai ir temperatūra šiek tiek pakilo, bet kai lietus ir keli laipsniai teigiami, tai ganėtinai šaltas oras, tai ryte teko jo šiek tiek paturėti, bet pašalom, paskui atsigavom, pamynėm kažkur 10 km,
aš jau minėjau su savo ratu tokiu kaip aštuoniukė, nes pasirodo vieno stipino jau neturėjau iš anksčiau, vienas nulūžo ir toks pasvyręs buvo, o 2 stipinai jų tokios galvutės buvo nulūžusios ir jie ten vos laikėsi. Nu tai galima sakyti, be 4 stipinų važiavau, tai ratas toks šiek tiek pasilankstė. Tai ir net nesinorėjo skubėti važiuoti, kad iš viso dar kiti nenušoktų, nes ant kitų daug daugiau jėgos pereina, kai nėra kai kurių stipinų. Tai va, pavažiavom apie 10 km, šiek tiek sustojom degaliniai ir pailsėjom, galvojau nekeisiu stipinų, bet paskui susėmėm, pakeičiau, visus išnaudojau stipinus, kuriuos turėjau atsarginius. Netgi ir iš priekinio rato uždėjau stipinus, nors jie nelabai tinka galiniam, jie yra šiek tiek per ilgi, bet susėjo, viskas tvarkoj tenais. Įtempiau ir ratas toks apylygis gavosi. Tai čia paskaičiavau per visą kelionę jau apie 11 stipinų galiniam ratui tik tais pakeičiau. Tai jo, neblogai, nelabai tas ratas jau toks, reiks keisti grįžus. Na ir ką, pavažiavom dar truputėlį, apie 10-15 km ir arti 30 km jau stojom. Sustojom prie namo, kuriame žmonių kaip ir negyvena dabar, tai už jo tiesiog pasistatėme ant žolytės. Lyja lietus, rytoj tikėkimės bus geresnis oras ir pamatysim saulę, nes šiandien saulė išlindo tik porą kartų. Buvo jūraikštė. Jo, buvo jūraikštė, buvo. Tai viskas šiandien. Iki Stokholmo, manau, lieka kokios 2-3 dienos. Oras bus geresnis, tai gal ir geriau minsis, bet kol kas vėjas pasikeitė, į nugarą nepučia, į veidą taško visai neblogai. Nu ir tiek, atrodo, gaminsimės dabar vakarienę. Bus sriuba arba košė, arba troškinys su daržovėm, vegetariškas. Ir tiek žinių šiandien ir ate. Cut. That's a wrap.